Šiandien projektuosime štai tokią spintelę ofiso reikmenims susidėti ir prabėgsim svarbiausias projektavimo funkcijas. Šis video skirtas jau šiek tiek susipažinusiems su Fusion 360 projektavimo programa, tačiau naujokams siūlau mano Instagram kanale peržvelgti 10 video seriją, kurie yra sunumeruoti ir prabėga per svarbiausias Fusion programos funkcijas. Kiekvieną video paspaudę matote aprašymą ir galite greitai susipažinti su visais projektavimo etapais. Projektavimas visuomet prasideda nuo struktūros sukūrimo ir planavimo. Šiuo atveju aš esu viską suplanavęs, todėl jums teliks sekti mano instrukcijas. Kursime naują dokumentą ir jam sukursime struktūrą. Spaudžiame dešinį pelės klavišą New Component, sukūrėme spintelę ir ją sudarys pagrindas bei stalčiukai. Lygiai tokiu pačiu principu sukūrėme šios komponentus. Norėdami aktyvuoti tam tikrą komponentą, spaudžiame taškelį esantį šalia jo ir 3D objektų kūryba prasideda nuo 2D brėžinių. Spaudžiam dešinį klavišą norimos plokštumos ir galime kurti 2D brėžinį. Viso šio video metu naudosiu greituosius mygtukus, šiuo atveju raidė R, kad sukurtume stačiakampį. Paspaudžiame pradinį tašką, patraukiame pelę į šoną ir turime stačiakampį, kuriam reikia nurodyti matmenis su raide D. Paspaudžiame ant apatinės kraštinės ir ji bus 235 mm, o spintelės aukštis bus 150 mm. Tuomet braižysime linijas, linijoms braižyti naudojam raidę L, nubraižome bent jau preliminariai linijas. Ir jų reikės pagal planą vertikalių 3 ir stalčiukams dar 2 horizontalių. Patogu tai, kad visur pelė prikimba ir galime nubraižyti lygų brėžinį. Tuomet nurodome kiekvienos linijos matmenis tam, kad mūsų brėžinys taptų visas juodas ir nejudinamas. Tai stalčiukai bus kiekvienas 50 mm. Jeigu suklydome, spaudžiame Ctrl Z ir kartojame procedūrą 50 mm. Ir šie tarpeliai taip pat turės būti po 50 mm. Jeigu matysite, kad proporcijos yra netinkamos ir norite sukurti savo matmenis, tuomet visuomet galite grįžti į šį brėžinį ir jį koreguoti. Spaudžiame Finish Sketch. Jeigu norime jį koreguoti, turime apačioje esančią laiko juostą. Kitų klavišų galime paspausti Edit Sketch ir pasikoreguoti tam tikrus matmenis, 2 kartus paspaudant jų. Šiuo atveju, kaip minėjau, viskas suplanuota, tai paliksime brėžinį štai tokį. Dabar naudosime vieną plačiausiai naudojamų funkcijų Extrude. Dalį funkcijų galite rasti ir viršutinėje juostoje, daugiau jų galite rasti išskleidę šias juostas, spaudžiame Extrude, pažymime visą mūsų brėžinį ir atliksim šią komandą 1,2 mm. Spaudžiame OK ir turime galinę spintelę sieną. Toliau naudosime tą pačią Extrude komandą, tačiau pasirinksime Thin Extrude funkciją, kuri pažymėjus plonas linijas atliks tik jų sukūrimą. Šiuo atveju stumdome rodiklę ir matome, kad Extrude komanda sukuria tik tai ploną liniją. Mums reikės 80 mm, kad turėtume tvarkingą spintelę ir kiekviena funkcija turi daug parametrų. Šiuo atveju mums reikia pasirinkti sienelės storį, taip pat 1,2 mm ir pasirinkti, kaip jinai bus nubraižyta. Tai reiškia, ar į tam tikrą kryptį nuo mūsų nubraižytos linijos, ar per centrą. Šiuo atveju pasirinksime funkciją per centrą ir kiekviena Extrude funkcija gali arba išpjauti jau esamame objekte tam tikrą formą, arba prie jos prisijungti. Tai pasirinksime Join prijungti. Ir turime spintelės bazę. Kiekvieno komponento viduje galite rasti visus brėžinius, kuriuos nubraižėte ir juos visuomet
koreguoti, kaip minėjau prieš tai. Pagal planą turime sukurti štai tokias pasvirusias ertmes, kad daiktai neiškristų. Ir tam prireiks sukurti dar vieną 2D brėžinį. 2D brėžinius galime braižyti ir tiesiai ant objektų sienų. Pavyzdžiui, ant spintelės šios sienos spaudžiam kitą klavišą ir Create Sketch ir tuomet galime nubraižyti 2D brėžinį. Kad matytume, kas yra kitoje spintelės pusėje, galime atlikti projekcijas. Su raide P pažymime norimas plokštumas ir tuomet mūsų brėžinio priekinėje pusėje matysime šių plokštumų projekcijas. Viršutinių kubų galime valdyti vaizdą ir pastatyti jį atgal ir nubraižysime keletą linijų tam, kad galėtume sukurti tas ertmes. Kiekvienai linijai braižant galime prikibti prie taško ir nubraižome jas iš pradžių, kaip ir prieš tai, preliminariai ir tuomet mes jas apibūdinsime erdvėje. Tai reiškia, spausim raidę D, nurodysim tam tikrą matmenį. Šiuo atveju turi būti 75 laipsnių kampas. Jį galėsite vėliau koreguoti pagal savo poreikį, tačiau šiuo atveju manau, kad jo pakaks. Spaudžiame Finish Sketch ir matome, kad nubraižėme ant šios sienos 2D brėžinį. Lygiai tokiu pačiu principu, kaip anksčiau pasirenkam komandą Extrude, pažymime Thin Extrude funkciją, tuomet pažymime mūsų linijas ir galime šiuose parametruose pasirinkti, iki kur jas braižysim. Tai Extend Type pasirenkame To Object ir tą objektą pasirenkame šitą kraštinę. Matom, kad turime 3 naujas sukurtas plokštumas, kurios šiuo metu pjauna, tačiau mes jas prijungsime. Pasirinksime Join ir spausim OK. Kad parodyčiau, kaip veikia pjovimo funkcija, galime išpjauti apatinę lentyną tam, kad būtų patogu ten pasidėti telefoną. Ir pjovimui, kai kuriais atvejais net ir sukūrimui, galim naudoti taip pat atskiras objekto plokštumas. Šiuo atveju pasirinkame Extrude ir galim rinktis ne 2D brėžinį, o tiesiog plokštumą, kurią norime ištęsti. Tai galime ją tęsti su rodiklė, arba galime pasirinkti To Object ir pasirinkti šią sieną. Ir tuomet paliksime funkciją Cut ir turėsime štai tokią ertmę telefonui. Kadangi mūsų suplanuotos spintelės viršuje yra ertmė, o mūsų projektavimo atveju jinai pasislėpusi, mes galime matyti uždaras erdves naudodami pjūvio funkciją, tai yra Section Analysis, paspaudžiam šią funkciją ir pažymim šią plokštumą. Stumdami rodiklę galime pamatyti vidinę uždarą spintelės dalį. Spaudžiame OK. Visi pjūviai atsiranda ties šio sąrašo analizės. Jos galime išjungti arba jungti. Ir tuomet išpjausime su ta pačia funkcija lygiai tokiu pačiu principu ir šią erdvę. Padarom pjūvį. Tačiau matom, kad išjungus pjūvį mes vis dar turime uždarą viršutinę sieną, kurią turime taip pat išpjauti. Naudosim lygiai tą pačią funkciją Extrude, pažymim jos spintelės plokštumą, pakeičiam jos kryptį ir pasirenkam, kad pjautų per visus įmanomus objektus. Šiuo atveju turim tik vieną, tai išpjausiu į vieną. Išjungę analizės sąrašą, matome, kad spintelė jau atrodo beveik baigta. Dabar liko tik stalčiukų sukūrimas ir turime pereiti į stalčiukų komponentą, spaudžiame taškelį prie jo ir tuomet parodysiu būdą, kaip mano manimu greičiausia sukurti stalčiukus, naudojant taip pat Extrude funkciją. Spaudžiame Extrude, pasirenkame plokštumą ir pasirenkame, iki kur mes norime išstumti šią plokštumą. Svarbu nepasirinkti Join funkcijos, o pasirinkti New Body funkciją, kad mūsų stalčiukas būtų atskiras. Tai šiuo metu galime išjungti pagrindą ir matysime tik tai vieną stalčiuką, kurio dydis yra visiškai lygus mūsų ertmei. Kad stalčius būtų pakankamai talpus, o ne tiesiog medžiagos blokas, naudosime funkciją Shell. Ir Shell funkcija
padaro jį tuščia vidurių. Tai jeigu paspausime ant kurios nors plokštumos, pamatysime, kad traukdami rodiklę mes paverčiame šį stačiakampį į tuščią vidurę dėžę. Mums bus reikalinga 1,5 mm storis į vidinę pusę. Kiekviena funkcija turi parametrus. Šiuo atveju galime pasirinkti taip pat kitokius parametrus, tačiau pasirinksime inside ir tęsime projektavimą. Kad stalčių pavyktų atidaryti, sukursime dar vieną 2D brėžinį ant jo plokštumos ir sukursime ertmę pirštui užkišti vietoj rankenos. Spaudžiame L raidę, nubraižome preliminarų brėžinį ir tuomet mes jį turėsime apibūdinti erdvėje. Kad ši linija būtų visiškai per centrą su stalčiuko viduriu, naudosime funkciją horizontal vertical, tačiau laikydami shift mygtuką mes galime rasti tam tikros linijos vidurinį tašką. Šiuo atveju matom, kad atsiranda trikampiukas ir spaudžiam ant šio taško, laikom vis dar shift mygtuką ir randam kitos linijos vidurinį tašką. Jie tampa vienoje linijoje ir tuomet mums telieka nurodyti, kad ši kraštinė yra lygi, naudojam funkciją equal, šiai kraštiniai. Tai reiškia, jų ilgiai vienodi ir jeigu nurodysime vienos iš jų kampą su raide D, pavyzdžiui 130 laipsnių, tai ir kitą matysime pagal ilgį pasikoreguoja. Štai čia galime nurodyti apie 15 mm tam, kad būtų patogu užkišti pirštą ir mūsų brėžinys nėra pilnai apibūdintas, nes jis vis dar juda ir yra mėlynas, tai reiškia, mums reikia nurodyti dar vieną matmenį. Tai nurodysim matmenį tarp šių dviejų taškų ir parašysim čia 50 mm. Spaudžiame Finish Sketch, turime šį brėžinį ir naudosim tą pačią funkciją Extrude, kurią nurodysim pjauti objektą iki šios sienos krašto. Kad mūsų rankena būtų patogi, turėtume ją užapvalinti. Šiuo metu išjungsiu mūsų brėžinius 2D ir kad užapvalintume, turime naudoti funkciją Fillet, kurią rasime paspaudę raidę F. Ji turi daug parametrų, bet šiuo metu panaudosime tik tai pačius paprasčiausius. Spaudžiame ant norimų kraštinių, kurias norime užapvalinti. Jeigu nutinka taip, kad jūs jau trūktelit rodiklę ir norit pažymėti daugiau linijų, tai laikykite mygtuką Ctrl ir galėsite pažymėti papildomas linijas. Užapvalinam šias linijas, pavyzdžiui, 10 mm, spaudžiame OK, įjungiame atgal mūsų spintelės pagrindą ir matom, kad turime visai gražų stalčiuką. Tačiau šiuo atveju turime vieną problemėlę. Jeigu jungsime vėl pjūvį, mes pamatysime, kad mūsų pagrindas ir stalčiukas yra prisiglaudę vienas prie kito be jokio tarpelio. Bet kokiame gamybos būde yra reikalingi tam tikri tarpeliai, tam, kad detalės tarpusavys galėtų susijungti. Ir šiuo atveju mes išjungiam pagrindo komponentą, pasiliekam stalčiuką ir sukursime jam tarpelius naudodami funkciją offset. Pažymime reikalingas plokštumas, visas, kurios liečiasi su pagrindu. Ir 3D spausdinime rekomenduoju naudoti -0,3 mm tarpelius. Ir jeigu jungsim pagrindą ir įjungsim dar kartą pjūvio vaizdą, matysime, kad turime tarpelį, tačiau jo trūksta viršutinėje stalčiaus dalyje, ką aš jau pamiršau. Dar kartą pataisyti funkciją galime tiesiog laiko juostoje paspaudę ant šios funkcijos kitą klavišą, Edit Feature. Ir jeigu norime parinkti papildomas plokštumas, tai kaip ir Fillet funkcijoje turime naudoti Ctrl mygtuką. Laikau Ctrl, prisiartinu ir tuomet galiu pasirinkti ir šią plokštumą. Ir atleidęs Ctrl, matau, kad ji pamažėjo 0,3 mm. Jungus pagrindą ir pjūvį, matau, kad mes turime tvarkingus tarpelius. Galime tęsti projektavimą. Vienintelis likęs dalykas iki tobulos spintelės yra stalčiukai, nes turim tik vieną. Jos kopijuoti galime naudodami funkciją Move or Copy. Paspaudžiame, kokį objektą rinksimės, šiuo atveju bodies, ir pasirinksime
stalčiuką. Labai svarbu prieš pajudinant patį objektą pažymėti create copy funkcijos varnelę ir tik tuomet jį stumti žemyn. Galim pastumti minus 50 mm, nes žinom, kad tarpelis 50 ir sukursime jo kopiją. Jeigu norit kurti keletą objektų vienu metu, tai šiuo atveju grąžinsiu atgal, tai galime naudoti funkciją rectangular pattern. Sudėtingesnės arba dažnai naudojamas funkcijas galite susidėti į savo patogį įrankių juostą paspaudę raidę S. Turime daug skirtingų įrankių, kuriuos aš įsidėjau. Ir pavyzdžiui, parašę rectangular pattern, mes turime šią funkciją, kurią galime įsidėti į šią juostą. Paspaudžiu šią funkciją, pasirenku mūsų vieną iš stalčiukų ir turiu pasirinkti kryptį, kurią aš juos kopijuosiu. Tai pasirenku šią kraštinę ir kai braukiu rodiklę, matau, kad atsiranda reikalingas kiekis stalčiukų. Stalčiukų kiekį galime keisti štai čia, tačiau mums reikalingi 3 ir galime pasirinkti, kad mes juos kopijuosime pagal tarpą tarp objektų. Šiuo atveju bus 50 mm, nes žinom, kad tarpeliai tarp stalčių yra 50, spaudžiam OK ir turime 3 tobulai išdėstytus stalčiukus. Pradžioje video akcentavau struktūrą ir planavimą, dabar parodysiu kodėl jie svarbus. Kaip pavyzdys, jeigu paimame ir pasirenkame stalčiuko komponentą, apatinėje laiko juostoje matome stalčiukų sukūrimo funkcijas. Jeigu pasirenkame pagrindą, matome tik pagrindo funkcijas. Jeigu pasirenkam visą spintelę, tai matom visas mūsų jau įgyvendintas funkcijas iki šio taško. Tai jeigu norime grįžti laiko juostoje, tiesiog braukiame šį žymeklį ir grįžtam per funkcijas. Tačiau, kai sukuriate labai daug skirtingų komponentų ir objektų, kartais sunku susigaudyti, dėl to galite nueiti tik į stalčiukų komponentą ir atrasti tam tikrą vieną funkciją, kurios jums reikia. Iš pradžių suplanavę visą projektavimo etapą, viską įvykdysite sklandžiau ir kokybiškiau. Vienintelis likęs dalykas yra gamyba. Šiuo atveju gaminsim spintelę 3D spausdinimo būdu ir pats lengviausias būdas ją perkelti į spausdinimui skirtą programą yra spaudžiant kitą klavišą ant norimo komponento, Save as Mesh, ir tuomet turime output funkciją, kurioje galite pasirinkti Send to 3D Print Utility. Ir štai čia pasirinkę jūsų norimą programą, Select from my computer, suraskite prie Program Files Slicer programą ir kai uždėsite varnelę ir paspausite OK, mūsų failą iškart nusiųs į mūsų slicerį. Šiame video greitai perbėgau 3D projektavimo procesą, tačiau daugiau išsamių ir mažai žingsneliais išskaidytų mokymų galite rasti 3D klasės platformoje, nuoroda video aprašyme žemiau ir iki kitų kartų. Tęsiam projektavimą.